Labryt iš Saulėtos Žemaitės. Iš tikrųjų iš Saulėtos Klaipėdėlis. Dekatlons už nugaras, Švyturio arena už nugaras ir bagažinių turgus. Einam pavyzdėti, ko Klaipėda gal pasiūlyti įdomaus, ko ger čia yra. Tai Klaipėdas bagažinių turgus. Tikra nežinojau, ko Klaipėdo tokį turgą vykst, tai atvažiavau pavyzdėti, ko čia gerai. Jo, ir aš man patinka gerai, sėkmės tau iki kito kartų. Gerai būtinai. Čia kun tik matėt poikį pavyzdį, kad dvi tetas sako, davai įsiskiriam į vakščiajam po veiną, nes kitaip niek nes pamatyti. Aš irgi taip galvoju, į torgų reikia veinam, ir ne kitaip. Končių su tokiom reikia irpti. Avis. Kino. Šaučiai žinojo, ką Nu jie. Kiek kainon? 50. Rimta. 50 eurų už tokis tropnis žirklelis. Nu, tropnis daiktas tropniau jau kainom. Žirklis 50 eurų. Normalia, ne? Kiek tu iki mašinėlį? 5 eurų. Iš šuniukų patrulių serijos išleista mažą mašinėlį. Niek nenoriu sakyti, bet 5 eurų mažą mašinėlį. Kažkiek kainuotom dėdelį. Žinkliukų ruojus. Visi geri žinkliuką papal čia. Su telšė susijus žinkliu, kokį nors turit? Telšiai? Nu, telšė. Kam į? Kuliuri reikia. Kiek čia turi 1000 žinkliukų? Oi, Kelis tūkstančius, ane? Garantauta. gal. O laukį matau šalia. Lauk šiaulė matau. Telšių dar nematau. Kauną matau. Palonga. Aha. Jo, telšių. Kiek toks kaštom? Vienas jau. Dabar tur vės 100 linto, jūs nenorėsit mus keisti. Tur vės 100 linto. Nu, pats duosiu gražą. A turit? Nu, gerai. Man vein ton žinkliokį daug. Ai, ne, tur 10, gerai. Ne, 50 tur. 50, va. Aha. Aš davėm radau, tai man duokit 8 tik tą. Man reik davėm. Žalį šitą pamačiau. A jemu? Aha, dėkavoju. Žalį jau, tai nepamačiau. Tai dar raudons buvo? Nu... Gerai, vės kolekcijai daug. Davėm raudon daug. Trys telšių žinkliuką. Iškart. Dėkau. 3 žinkliuką, 3 išleisti eurą. Nedaug. Bet jaučiam ton turė. O čia akis užkliūna už Nirvanas plokštelis. Kas ypatinga ir kad ton coverį ir už baninėnį. Liktai istorija buvo toj, kad tas vaks, kad rasplaukiot, nes, nu, pats užprotestavo užaugęs, kad mums ir ant to albumų uždėts. Bet, man rodos, kad ten dar ir apie žiaurą elgesį kažkas susijęs. Nu, žodžiu, pasigūglink. Nirvanas plokštelį su uždraustu viršeliu. A čia taikos ar karą pypt?
Taikos. Taip. Kiek tu iki patrankelį? A šauda? Nebandėt? Dikuo. O ta kieta šita? Tas pats, anai. Jo, iš muziejaus, matau. Ir parašyt. Nu. Muziejaus atributs. O kur nelakstys? Kontargavai? Muzikas turi. Palauk, končiam leip. Surasti. Ką pats įmins ir atės, žinau. Kompaktų kain kokį. Ačiū. Iš ko pažįstam veidų? Negali būti. Nu. Ką? Iš toli. Ne, čia, ant plokštėlių. Ai, iš ko. plokštelių. Nu. Nudėkime atgal. Gerai. Čia pardavės pamislėjai, kad aš bandau mano patį pažinti. Aš tikrųjų bandžiau ieškoti pažįstam veidų ant plokštelių. Tai to kuriozus toks biški gavos. Bet nieko. Tropų neradau, plokštelis veito ir aš ėjom toliau. Kada vedu ekskursijas, kartas aš tokius žiūronėlius, monoklius naudoju, čia tokį rondų, bet kaina man pasirodo ne visai priimtina. Darbiški man. Neteik rėk. Neteik rėk, nes jau 2 turų ir tai 2 yra žymiai tropnesni, dėl to trets į kolekciją neparengė kol kas. Kiek čia toks paspirtoks kainuoja? Taip, šitas 15, pakeistas ratas visiškai naujas, nu 10 eurų tik tai sumokėjom, kad jį pakeisti čia atvežti, tai nors... Supratau. Tai nu už 12 atiduočiau, tai... Supratau. Jeigu norit pasižiūrėti. O čia kokio amžiaus mums įskerts? Čia jau galima ir vyresniam vaikui trupučiuką, nelabai mažam, pavyzdžiui, va tas dviratukas labai mažam, čia Nu. galim, nu, tai 3-4 metų. Jo. Nu gerai, pasitarsim dar su mam biškį. Apeisim ratą. Čia svarstysim nepadėti gerai. Įspėju, kad jau perveizėjot daugiau nei posį reportažą iš Klaipėdos ir čia jūs matot, vesa torgų, iš viršaus, iš drono kadras, ką atrodo torgus, aikštelį, asfaltuoto, jokių tešlynų, jokių pelkių, saulėlį šveit ir pasivakščioti po Klaipėdelį kveit. Labai puikiai viskas padaryta, viskas puikiai matos.
O koks tos dėžės kaina? Čia kiekvienai. Kiekvieną atskirai. Kiekviena va čia. A, vidau vokė, aha. Čia po 5. O jeigu užpakaut nebėra? Tas į 40. Pirkau, aš į pats nupirkau, abu dviejų, sako, Ne, čia flexas dar padės man. Jeigu kaunį nupirkau žalvariaus, tai čia randu dar vieną spaustuvėlį, o anon pardavinė tokių, kaip čia pasakinti, linksmų vaikių į mergų kompaniją atvažiavus iš Kauno, aš taip suprantu. Senų Volvo mašinėlį ir su poikiu užrašu prekyvėtis. Visų daiktus norim parduoti, dėrėkitės. Labai geras požiūris. Tai poikius užrašas. O kiek riedlent kainom? 20. Dikonai apverst ant rep. Kad matytųsi kieno, čia tai tik švitrinis popierius. Nu, bet taip tai galėti ir užlėpti, taip, dabar nieks neužlėps, suprantu. Liūtų, prašau. Ne, aš tai neužlėpsiu, jeigu lės tada. Kas iš to? Grinčimtą važiuosi. Kažkiek gražuosi. 16. Tai 10 be 5. Teik dar teik nėra. Dabar jau yra. O dabar jau viskas gerai. Dabar dėkau. Tas geras užrašas. Žiauriai geras toks, tas, žinai, galvoju. Ne, aš nežadu pirkti, bet jis geras dalykas. Toks aiškus, kad norit parduoti, o ne tik pastovėti ant saulėlis. Nu, kad ir kitus pradžiugintų, tada ir patys apsivalyti. Žiauriai gerai. Yra geros prekybos. Ir ta kita mašinėlė gal mano paėmė. Kiek ta arba? Pilna Lidla, Terba, Lego detalių 40 eurų. O toj kaina. Ir atrodo visai verta, nes tos Lego detalės povai tebė vertingas. Jis dara. Čia įsistato, čia įsisalė. Jo, čia įsistato į Čia, ne? arba čia. Nu į motociklą. Supratau. Čia šitas pilietis pardavinė. Jo, čia toks. Čia dar yra dar vienas. Ačiū tau. Pabas dėdė į mašiną. Pats. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Šunį. Visa. Ir čia ir paskutinis pirkinys. Nupirkt tam turgus sapėts, apveizėts. Supratot, koks šitas bagažinių turgus Klaipėdo, tikra daug daiktų, tų mamyčių, tetukų, katrai pardavinė savo daiktus. Ir tas visai smagia, ypatinga smagia pirkti iš vakų. Neseniai, sako, užaugau, man nebrėk, kapitos mašins pavyzdys. Ir antras dar moments, jau perkam naudotų žaislus, mažiau priteršam ton aplinką. Nu tai va taip įgaunas. Neblogs turgus, patys įvertinkit pasiveizėjant. Ir to vieto dėkau, sakau, ką veizėjot. Jeigu patiek, paspauskite, ką patiek. Jeigu nepatiek, parašykite, kas nepatiek. Dėkau ir iki kitą susiveizėjimą. Ai, čiut neužmiršau, paspauskit, prenumeruot jie gali. Ką?